Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną noriu trumpai su jumis pasikalbėti apie labai dažnai svorio mažinimo metu ištikusi plato efektą, dar kitaip vadinamą svorio valdymo plynaukštę. Tai yra tiesiog toks laikotarpis, kada svorio mažinimo programos metu svoris tiesiog ima ir sustoja kristi. Pradžioje daugelį iš mūsų visų, kas mažinam svorį, svoris krenta pakankamai efektyviai, pradeda cirkuliuoti skysčiai, valosi žarnyno turinys, o po to tiesiog ima ir sustoja. Tas svorio sustojimas tai yra ne vienos ir ne dviejų, dažniausiai 3-4 savaičių toks svorio sustojimo efektas, svorio kritimo sustojimas. Apskritai nereikėtų iš tikrųjų nuolatos galvoti, kad svoris pastoviai turi kristi efektyviai. Taip, pradžioje svoris visada krenta kur kas efektyviau, tačiau vėliau mes galim tiesiog jausti pokytį labiau apimtyse, energijos padidėjime, aplanko mus tokio galbūt judrumo jausmas, energijos padidėjimas. Ir nereikėtų nusiminti, todėl kad riebalinės ląstelės traukosi kur kas lėčiau ir mes jaučiame didesnį pokytį per apimtis ir bendrą savijautą negu nukritusiuose kilogramuose. Tačiau jeigu visgi tas efektas pas mus užsibuvo per ilgai, reikėtų pabandyti atsakyti į keletą klausimų, kas gali įtakoti būtent to plato efekto susidarimą. Dažniausiai pasitaikantis dalykas tai yra per didelis angliavandenių suvartojimas. Galbūt kažkaip užsislėpusio angliavandenių suvartojimas. Todėl reikėtų peržvelgti savo porcijų dydį, tai yra suvartojamų kalorijų kiekį. Na ir aišku, kiek iš tų kalorijų sudaro angliavandeniai, ar ne? Ar nėra per didelis angliavandenių kiekis. Taip pat būtinai peržvelgim savo mitybos režimą, ar visgi tikrai jo taisyklingai laikomės ir maitinamės kas 2,5-3 valandos, bei nepamirštame skysčių taip pat. Vandenuko, kaip žinote, mes turim suvartoti ne mažiau kaip 30 ml vienam kūno kilogramui, vartoti vandenį proporcingai, reguliariai, lašeliniu būdu jį gerti, o ne 1 ar 2 litrus iš karto. Tai vėlgi persižiūrim angliavandenių kiekį, kalorijų kiekį, persižiūrim savo dienos režimą ir persižiūrim skysčių režimą. Tai tokie dažniausiai pasitaikantis kriterijai. Na, kitas dalykas tai yra būtent dėl mažas fizinis aktyvumas. Galbūt gyvenat labai sėslų gyvenimo būdą ir vertėtų pergalvoti, kur būtų galima įtraukti ar tai dažnesnius, efektyvesnius pasivaikščiojimus. Jeigu sportuojate, mankštinatės, galbūt padidinti mankštos ar sportinės veiklos efektyvumą, tiesiog truputėlį daugiau kardio ir didesnis kalorijų deginimo greitis pagerins mūsų svorio mažinimo kriterijus. Labai dažnai moteris klausia, ar tam tikri ciklai, galbūt menopauzės laikotarpis turi įtakos svorio kritimui. Atsakymas tikrai turi, tačiau vien ant ciklo ar menopauzės nurašyti svorio kritimo sustojimo nereikėtų. Be abejo, ciklo metu hormoninis balansas susimaišo, bet tai trunka 2-3 dienas, tikrai ne 3-4 savaitės. Na ir aišku, čia jau šitoje vietoje tikrai gali ateiti mum į pagalbą pakankamas vitaminų, mineralų kiekis, todėl mielos moteris galbūt tikrai per mažai vartojate vitaminų, mineralų. Tam yra tikrai nuostabių dalykų, ko galite papildyti savo mitybos racioną ir tuos ciklinius balansų išsiderinimus hormonų galima tikrai pakoreguoti. Dar vienas labai svarbus dalykas tai yra, ar pakankamai ilsime ir ar mūsų poilsis yra kokybiškas. Vėlgi peržiūrėkim, ar mes pakankamai miegam, ar mūsų miegas yra kokybiškas. Vėlgi, jeigu jis yra nekokybiškas, kokie galimi sprendimo būdai, jūsų asmeninis mitybos konsultantas jau apie tai gali labai išsamei ir nuosekliai papasakoti, patarti, kas gali mums padėti. Na, ko dar galvoju nepaminėjau. Na, aišku, dar turi įtakos mūsų kasdieniam racione įvairūs stresai. Stresą žmogus gali patirti kasdien, vieni stresą patiria didesnį, kiti mažesnį, tai gali būti mūsų rutinoje, mūsų buity, mūsų darbe, mūsų galbūt mokymosi kokybė. Kažkur tai kenčia ir mes stresuojam, galbūt ten darbe kažkokie mikroklimatas galbūt nėra malonus. Žodžiu, įvairiausios priežastis, kas gali įtakoti tiesiog didesnį stresinio hormonų išsiskyrimą, kas lygiai taip pat gali paįtakoti svorio metimo efektyvumą. Vėlgi, čia
kaip aš sakau, psichologinių dalykų gal nemokinsiu, tiesiog bendras gyvenimiškas patarimas. Jeigu mes nuolat jaučiame stresą, esame nelaimingi, nepatenkinti, kažkur kažkokią įtampą jaučiame, palinkėsiu vieno labai gero dalyko, tai yra daugiau pozityvo. Būkime vienas kitam atlaidesni, būkime geresni vienas kitam, supratingesni, taip mažiau patirsime ir patį stresą, ir iš tikrųjų mūsų visi įvairūs stresiniai hormonai lygiai taip pat mažiau mus kamuos. Na ir kada įvairiausi lydi mus šventiniai laikotarpiai, galbūt savaitgaliai, dažnas, kuris iš tikrųjų tiesiog atsipalaiduoti pakelia vyno ar ten kažkokio kito alkoholio taurę. Turėkite galvoje, kad jis lygiai taip pat labai sustabdo mūsų svorio kritimą. Atrodo nekalta ten viena taurė vyno, bet tai gali mūsų visos savaitės darbą tiesiog užgožti. Žiūrėkim iš tikrųjų, ką galėtumėm pakeisti teisingais skysčiais ir galbūt šitam efekte, jeigu jūs esate, reikėtų jų atsisakyti visiškai. Taigi, mielieji, svoris iš tikrųjų tikrai gali kristi pakankamai efektyviai. Persižiūrėkime savo išvardintus argumentus ir jeigu jūs į šitos klausimus visur atsakysite tinkamai, manau, kad rasite atsakymą. Ir negalvokim, kad svorio kritimas turi būti tik tai juoda ir balta. Laikykime taisyklingos mitybos režimo. Mityba mūsų turi būti įvairi. Jokių būdų nebadaukime, nealinkim savęs, nes prasideda riebalų kaupimo efektas ir lygiai taip pat svoris sustoja kristi, galų galiais tai krenta iš netinkamos kūno masės. Pasižiūrėkim, ar mūsų racionas yra tikrai pilnavertiškas, įsiveskim pakankamai pilnavertiškų produktų, papildykim savo mitybą vitaminais ir mineralais, skaidulom, įvairiausiam ląstelienom, ar ne? Ir manau, kad rezultatas bus tikrai visus tenkinantis.